sveikučiai, kaip sakant, sveiki visi. Tai va, chebra, šiandien žadėts video, kaip esu seniau minėjęs, šios dienos žvejyba, nuotykiai su spinningu. Turim šiokį tokį spinningėlį. Aišku, čia nesigilysim apie joks šiandien gamintojais ir taip toliau, nes, kaip sakant, pagal jurgį ir kepurę. O šiandien mano tikslas ešeriokai, gal kokį vieną kitą, nežinau. Tiesiog pažvejoti su spinningėlį. Seniai čia su spinningu ir žvejoju, atvirai pasakysiu. Tai va, ir šiandieną naudosim tik 2 rūšių masalus. Tai ką čia, pasižiūrim kokią čia, kaip sakant, turim. Turim tokį tašiuką. Atrodo, jis nedidelis, bet tenai mano, kaip sakant, ešerių ir taip toliau. Čia tikrai ne lydekam. Lydekam ir dar pas mane atskira amunicija, nes kaip minėjau, žiauriai apleidau tos reikals. Tai va, machniuks atrodo mažas, bet gan talps, nežinau. Čia pritaikiau nuo kažko. Tiesiog net pats neprisimenu. Telpa čia daug. Sakriukės, spineriukai, galvakabliai, guminukai, chuiniukai. Čia dar vienas skerėlis irgi visokių. Tai žodžiu, šiandien bandysiu, kaip minėjau, su spinningėlį. O esmė tame, šiandieną visą žvejybą nežinau. Susitarėm taip, chebra, daug nesikankinant, 2-3 valandykės, jeigu nieko, tai nieko. Jeigu bus kažką, kaip sakant, pafilmuosim. Tai va, šiandien tikslas mano bus spinneriukai, visokie čia, nuo 5 gramų iki 10 gramų. Sakriukės irgi ten berods nuo 3,5 irgi iki 5 gramų. Daugiau nieko nenaudosiu, guminuks paliks šiandien ramybei. Net neįsivaizduoju dabar nuo ko ir pradėti. Nu, svarbu pradėti. Pasivaikštysim pakrantėm. Bandysiu kuo daugiau apeit, aišku. Ir pažiūrėsim. Tai va, kaip sakant, visiems nei žvyno, nei uodegos, o aš bandau gaudyti su spinningu. Nu ką, einam pradėti pirmi, kaip sakant, zabrosai. Mačiau dar spinningistai, kažkur bezinėjai, žodžiu. Susitiksim, gal pabazarinsim, kaip jų rezultatai. O dabar pirmi metimai. Bandysiu ant sukrės. Čia berods 3,5 gramų.
Aišku, kaip visada prasideda darbai pats žinot nuo ko. Dar nepradėjai žvejoti, jau ant viršūnės spynos pint svaus. Nežinau, aš neprofesionalus žvejys, bet pint svaus turi tokią savybę. Pirmi metimai padaryti, kaip sakant, valas sušlapa, užlaistyti žodžiu normaliai. Tai va, dėsias dabar kamerą ant krūtinės ir bandysiu užfiksuoti. Gal ir bus laimikis, nežinau. Nes kaip esu minėjęs, spiningą žiauriai esu apleidęs. Nežinau kodėl, gal ir senatvė, yra kaip yra, bet žadėjau video padaryti, tai va, ir bandysim kažką parodyti, galėsit pasijuokti. Mėgstu aš toks bajeris žvejybos, kurių, kaip sakyti, po daug metų visiškai esu. Ai, dar chebra pamiršau paminėti, kad su spinningu aš buvau keletą tų žvejybų, kurių eilinį kartą nefilmavau, nes neturėjau kameras. Kažkaip stebuklingai. Tai žodžiu vieną klipuką įkėliau ir kas man nustebino, kad buvo su laimikį tą dieną. Aišku, užpuolė mane silkės ir tik keletą ešeriokų, nors tikslas buvo ešeriokai. O šiandien jau pasiėmiau kamerą ir kaip jūs galvojate, įtarimas toks yra, kad laimikė net nepamatysim. Aišku, nepradėkim čia bazarą, bet taip yra. Tai va, pradės kaip ir pirmas metimas su sukriukė, nes anokart būtent su šit sukriukė pagau ešerioko. Tai va nuo to ir mes pradėsim, o po to jau bandysim spineriukai ir sukriukės. Kaip žadėjau, daugiau šiandien nieko.
Nu, kol kas chebra kaip ir nieka. Vienas cigaretinis ešeriuks palei krantą atsipurtė. O, turim jėmimą, va. Va. Būtent. Turbūt ir prieš tai. Cigaretinis. Turėjau ant sukrės. Kol kas ant spineriuko nieka. Aišku, čia nedaug dar paėjau. Gal bus ir dar kažką normalesnė. Nu, bet kabliai tai tų spineriukų, tai ką aš žinau, aštrums. Kitajoziniai, bet kabliai tai aštrus. Sukrę šonan bandom ant spineriuką 5 gramų. Na, gerai, paimsim tą. Na va, dar vieną. Ant sukrės. Sunkiai čia manin. Dabar ir saulė. Kaip sakyti, vėjai debesi. Galvojau, kad bus geriau, bet tai
laimikis. Toks. Ir daugiau, ką tu nori, tą daryk. Spineriai išvis net. Vieną kažkokį kirtimą ten turėjau. Toksai smūgelis, bet žodžiai ten nežinau. Nebekartoja. Opa. Dar vienas ant sukriukės. Ešerioks, turbūt irgi nedidsks. Jo. Šiek tiek paauga. Užrys visi 3 kabliai. Nors bent tokie. Nu jo, biškį atsipūsim. Kaip sakant, neatidirbau dar valandų, ką žadėjau. Pusę valandas dar liko. Apleido jėgas. Bet žinokit, tai ant sukriukės tai tų ešeriukų, tokių cigaretinių, atsiveji prie pat krantą, kaip ir bando čiupt, bet tiesiog neim, bet atsivyt atsiveji. Aišku, užsispyrims mano, kaip minėjau, gal reikėjo, sakysit, kad reikėjo gal ant gumos gaudyti, bet kaip minėjau, šits video būtent tik tais spineriai ir sukriukės ir dar kažkoks ten, nežinau. Aš vadinu karikatūrą. Tai va, dar pabandam čia paeiti. Pusę valandas atidirbsiu dar. Rezultatai tokie. Nu, yra kaip yra. Eilinį kartą nieko nauja. Ir jo labiau dar su spiningėliu, tai čia išvis. Kaip man, sakyčiau, visai pasivaikščiau, pasižiūrėjau, kaip kas sukriukės, kaip sakant, dirbu. Tai va, tokias ir žinias. Aišku, nekokias. Oi, žinokit, nieko daugiau. Net neįsivaizduoju, spinerį išvis nežiūri. Gal pabandyti, ką aš žinau, kaip čia vadinasi. Žuvelioks ir priekio lapėlis. Nei spineris, nei vėl nežinau, kas per daiktas. Вдруг ant to. Bet jau turbūt jau baigsis mano toj. Kaip čia pasakys, kantrybė. Tai va, pabandam dar ant tokią. Kažkaip tai nežinau. Kaip visada filmavimus
jungtis. Žuveliukai tik tokie. Nu, pabandžiau oficialiai nufilmuoti su spiningėliu. Rezultatai aišku nedžiugina. Tai ką, dar pabūsim kažkiek dar jau, bet jau užsiknisau žodžiu. Normaliai čia vaikšto ta karikatūra kažkokia. Tikėjus, kad kažkas bus, jo labiau, kad ir oras papuolė, kaip sakau aš, kaip bliūdis. Nei bangelės, nei kažko, tai kažkokia ramuma, tyluma. Toks įspūdis susidaro, kad kaip ir prieš lietų. Nu, pabandžiau. Pažiūrėjau, kaip dirba visas tos mano. Kažkas tai tokia, ką žinau, ten kaip ir viskas normaliai. Gal ir patirties nėra ta prasme, bet ką čia patirties? Iš tikrųjų realiai žvejodavau seniau ant tų spiningų ten. Prišaudavau ten visą ką, tiek tų lydekų, tiek tų ešerių. Nežinau dabar, gal nemadoju aš čionai. Tai va, chebra, ką visiems nei žvyno, nei uodegos. Nu, aš aišku nenuleisiu, dar rankų tikrai nenuleisiu. Su gumom nebandžiau, nes kaip minėjau, iš principo. Aišku, galėjau čia dabar keletą dienų eit vėl kažką montuoti, filmuoti. Galbūt ir laimikį daugiau buvę. Pas mane tokių video, chebra, nesulauksit. Sorry. Iki kito mano nuotykio.